Labas visiems, kas čia vis dar žiūri. Nežinau, gal čia niekas jau nebežiūri manęs. Tai žodžiu, šiandien mes tapysim... Nežinau. Kažką sugalvosim spontaniškai nutapyti. Tai šiandien mes tapysim ant juodos drobės. Tai labai įdomiai buvo su šita drobė. Aš šitos pirmos, tokia čia pirma yra imsema. Arba čia visą laiką. Čia mano specialiai buvo, bet šita drobė, ji tavo rankas ir viską tepa. Galima naudoti kaip švitinį popierių. Tai vienas toks minusas, man nepatinka jis. Va. Drobė. Dabar reikia jas numesti. Aš čia turiu dažų pilną. Ir aš galvojau nupiešti kalnus, kuriuos aš mačiau važiuodama vieną kartą, kai buvo sniego. Dabar yra žiema be sniego kol kas. Bet turbūt naudosiu juodą ant juodos drobės. Ir naudosiu juodą. Mėlyną, baltą, galvoju kažką va šičia padaryti. Na va, paletė. Ir kol paletą dariau, jau užsipurvinau. Man įdomu, kaip užsidėsiu juodą spalvą ant juodos drobės. Na, pažiūrėk. Dedas, tik svarbu kaip išdžius. Sakylas manos dar tamsesnis išdžiūna. Ir visą tai, ką aš jums darau, išdžiuvo ir nebesimato. Dabar jūs bus žvilgsnis pažiūrėti, kaip atrodo iš arčiau. Na, o čia pradžia. Debesį aš dar paryškinsiu. Čia bus medžiams, bet sniegui. Šitą. Šis toks švelnus. Sak išbraukiame. By creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. Gal dangus bus paskutinis tikrai. Aš noriu spasti. Kažkam dar nepabodo. Iš toli atrodo turbūt geriau. Bet čia ne per geriausiai, galvoju palaukti, kol dar pačius ir uždėti kitą sluoksnį. Matysis geriau viskas. Iš jūsų perspektyvų atrodo daug gražiau negu iš mano. Liko sniegas ant jų ir dangus. Oi, tas dangus.
galima įdėti. Parašą užrašysiu. Va čia, manau. Jis čia yra vietos. Ar va čia. Pamatysim. Nu ką, viskas. Patagau. Jeigu norite daugiau tokių įrašų, tai žinoma, galima prenumeruoti. Manęs katėjų labai prašosi įleisti. Tai man reikia greičiau čia viską pabaigti. Tai viso gero visiems.